Pažiūrėkit, kokius gražius ir spalvingus indėlius turim. Tai Tupperware Optimum serija. Jinai visada keičia savo piešinius. Tai jinai būna vailykinė, tai jinai būna kalėdinė, tai jinai su kažkokiais viščiukais, tai su šokėjais, tai su gaidžiukais. Na, žodžiu, esam turėję įvairiausių variantų, o šį kartą turim štai tokį vasarišką, čia nežinau, jūrą galbūt, ar kalnai ir saulė. Na, žodžiu, spalvingos gražios dėžutės, 0,5 litro talpos, 1,3 litro talpos ir 2,1 litro talpos. Tai yra vienintelės keturkampės dėžutės, kurios užsidaro 100% sandariai ir tai vyksta dėl jų dangtelio, nes dangtelis turi štai va tokią silikoninę tarpinę ir iš išorės ir iš vidaus. Tai yra korpusą apgaubė tas dangtelis iš abiejų pusių. Va štai šitaip uždarom, parodysiu toj dar kartą, nes jos užsidaro šiek tiek kitaip negu visos Tupperware dėžutės. Mums reikia, kad dėžutės briauna patektų į dangtelio grovelį. Taip aš užspaudžiu šitaip, tai galima daryti ir pasidėjus ant stalo, tik man reikėtų atsistoti. Ir tai reikėtų patikrinti, ar nėra tokių pakilimų. Ir jeigu yra pakilimai, mes paprasčiausiai pabaigiam ir užspaudžiam. Ir tai yra visiškai sandaru, mes galime drąsiai transportuoti. Taip pat mes galime maistą laikyti, ar tai šaldytuve, ar tai spintelė, gal čia pas mane bus kokie džiovinti grybai, gal kava, tai neišeis kvapai, o galbūt marinuota višta, į šitą tarp kitko telpa puikiausiai višta, o gal kokia mišrainė, o gal bus spintelėje sudėti birūs produktai, o gal vonioje kokie higienos reikmenys, o gal vaikų kambarį kažkokios smulkmenėlės, oskytės, ar jau didesnių vaikų kažkokie tai reikmenys sudėti į dėžutę. Pati dėžutė viršuje štai tokį turi iškilimą ir dugne va štai tokį vaidubimą. Tai kai mes sustatome jas vieną ant kitos, jos stabiliai stovi. Ir pirmo dydžio dėžutė plus antra sudaro trečio dydžio dėžutės aukštį, arba trečią dydį galima išgauti iš 3 pirmų, arba antrą galima irgi išgauti iš šitų 2 pirmų. Ir štai tą aukštį galima išgauti sudėjus va štai šitaip. Tai taip kompaktiškai jūs galite užpildyti savo šaldytuvą ar tai savo spintelę. Tiesa, atsidaro jas irgi lengvai, nes turi va štai tokį snapą, mes už to snapo imam, atkeliam ir tada tą dėžutę savo puikiausiai atidarom. Šitokias gražuolės mes turime gegužę, tai jeigu jums patinka, galite visada parašyti ir galėsite įsigyti, o įsigiję savo puikiausiai naudoti. Tiesa, užkandžius taip pat labai smagu pasiimti su savimi, ypač va šitoj žiemoje, kokią sūrę prisipjauščias ar dešrytės. Štai tokias. Rekomenduoju.